latvieši, guodatie ceremonijas viesi. Mėly broliai Latviai, gerbiami šios ceremonijos svečiai. Atvykau čia nedvejodama dėl šio pagerbimo svarbos. Man, kaip krašto apsaugos ministrei, partizanų auka yra tarsi gyvenimo kelrodis. Atbraucu nešaubydamas par tuo cik svarīga ir šī pagodināšana. Man, kā aizsardzības ministrei, partizanų upuris ir kā dzīves ceļradis. Esu tikra, kad jei ne mūsų tautų partizanų kova pokaryje, jei ne tautų pasipriešinimas, mes nebūtume taip sėkmingai atkūrę savo valstybių. Esmu pārliecinata, ka bez mūsų partizanų cīņām pēc kara gados, bez tautų pretestības, mums nebūtų izdevies atjaunot savas valstis. Istoriniai dokumentai rodo, kad Lietuvos šiaurinių kraštų partizanai dažnai pereidavo į Latvijos miškus. Mūsų vyrai slėpdavosi jūsų miškuose. Taip pat jie aktyviai veikė Bauskės ir Ilūkstės apylinkėse. Pastarojoje vietovėje ypač pasižymėjo Juozo Streikaus partizanų grupė. 49 kovo 17 veikė Karlio Kraujo ir Prano Gelažiaus Kluonio vadovaujamas bendras lietuvių Latvių junginys. Deja, šio būrio 8 latvius ir 7 lietuvių partizanus nukovė MGB. Vesturiskie dokumentai liecina, ka Zemel Lietuvas partizanė bieži viesi Latvijas mežuos. Mūsų vyrai slepas jūsų mežuos, viņi aktyvi rīkojas Bauskas un Ilūkstės nuovaduos. Šeit ypaši nuopelni ir Juozas Streikus partizanų grupai. 1949 gada 7 martą Kauja ar MGB spekijam krita 8 latviešų un 7 lietuviešų partizanė nuo kuopėjas latviešų lietuviešų partizanų grupas, kurų vadija Karlis Krauja un Pranas Gelažius Kluonis. 49-ieji yra labai svarbus Lietuvos partizanų kovai. Netoli šių vietų, Radviliškio rajone Menaičiuose, 49 vasarį susirinkę visų partizanų vadai iš visos Lietuvos pasirašė deklaraciją, kuria patvirtino siekį būti laisva, demokratiška valstybė bei įsijungti į demokratinį pasaulį. Įdomu pastebėti, jog tai buvo atlikta keletą mėnesių iki NATO susikūrimo. 1949 gads bija luoti svarīgs Lietuvas partizanėm. Netalu nuo šis vietas Radviliškio rajoną Menaičiuos 49 gada februarį visų partizanų vienybų komandieri parakstėje deklaracijų, ar kurų apstiprinaja Lietuvas velmi kļūt par brīvų demokratiskų valstį un iekļauties demokratiskų tautų kopieną. Gribētu vērst uzmanību, kā tas notika dažus mēnešus pirms bija dibināta NATO. Čia Lestene ilsisi ne tik brolių Latvių estų, bet ir lietuvių partizanai. 6 vyrai eiliniai Alfonsas Bugnius, Stasys Klygys, Bronius Vaičėnas, seržantas Antanas Streikus, leitenantas Juozas Streikus bei pulkininkas Balys Vaičėnas. Esu įsitikinusi, kad jie padėjo galvas ne veltui. Jų tikslas buvo pasiekti, kad tiek Lietuva, tiek Latvija, tiek Estija taptų vakarų demokratijos dalimi, kad mes dabar galėtumėm būti NATO ir ES nariais. Šiaip Lestene dus ne vien latviešų un įgaunių, bet arī lietuviešų partizanį, 6 didžvyri, jierindnieki Alfonsas Bugnius, Stasys Klygys, Bronius Vaičėnas, seržants Antanas Streikus, letnants Juozas Streikus un pulkvedis Balys Vaičėnas. Esmu pārliecinata, ka viņi nenolika savas galvas velti. Viņu mērķis bija panākt, lai Lietuva, Latvija un Igaunija
kļūtu parietumu demokratijas sastavdaļu, kā mēs tagad varētu būt NATO un Eiropas Savienība. Džiaugiuosi galėdama būti su jumis čia šiandien, šią svarbę dieną. Priecājos, ka šodien, tada svinīgā diena, varu būt kopā ar jums. Gods kritušajiem, garbė kritusiems.